Kaip vertinat šios dienos rungtynes, ko pritrūko pabaigoje? Treneris, sakykit, ar tie netaiklūs baudų metimai reiškia, kad komandai pritrūko šiek tiek jėgų? Kas buvo ta pagrindinė Žalgirio pergalės priežastis pabaigoje? Saugų nebuvimas? Trečio kėlinio pradžioj labai nesėkmingai ėjęs į žaidimą, 8-18 pralaimėta atkarpa. Tai kad vaikinai po didžiosios pertraukos buvo praradę šiek tiek entuziazmą? Sakykit, tai žinau, kad nemėgstat kalbėti apie teisėjus, sakykit, 29 pražangos nėra per daug. Kaip vertinat publiką, žiūrovus? Šiandien didelį stimulą davė komandai. Sakykit, ar šitos rungtynės, kad ir nesėkminga pabaiga, padės komandai sugauti po tos tokios psichologinės duobės kelių pralaimėjimų iš eilės?